Ankstyvas šeštadienio rytas, 7 su truputį. Nuo pat ryto lekiu į sodybėlę su tam tikrais darbais, nežinau kiek truksiu, gal visą dieną, gal valandą, gal 2, o gal grįšiu rytoj, kaip Dievas duos. Žodžiu, šios dienos mintis yra kokia: užknisa tas kelias nelaimingas. Pagalvojau, pažiūrėjau, tokių minčių paieškojau ir turiu pagrindinės ten 3 vietas, kuriuose yra sudėtinga pravažiuoti. Iš po paskutinio savaitgalio, po pasikoliojimo šiek tiek su ūkininku, kuriam nepatinka, kad aš važiuoju per jo lauką. Pasirodo, tą lauką dirba 3 skirtingi ūkininkai. Vienas ūkininkas mala mano kelią, kiti liktai kaip ir normaliai, važiuoja tiesiai į lauką be jokio kelio. Tai, žodžiu, pradžioj pasikoliojom, paskui pasišnekėjom, pažadėjau, kad daugiau aš per jo techninės vėžes nevažiuosiu, bandysiu tvarkytis kelią pats. Tai, žodžiu, vakar moky veži nusipirkau visą ruloną drenažinio vamzdžio 80-tuko. Į bagažinę netilpo, tai prisirišau tą sraigę ant stogo, pasiėmiau porą kastuvų, pasiėmiau valgyt, pasiėmiau nuotaiką ir, žodžiu, ir važiuoju į sodybą ir žiūrėsim, kaip čia kas čia gausis, bet kažkas tai vis tiek gausis. Tai va, ir iš tikrųjų reikės, nežinau kaip, reikia ieškoti man to ūkininko, kuris dirba galutinius tos palei mišką laukus. Jisai sakė, kažkur tai ten gyvena Kruonyje, reikia važiuoti ieškoti, žiūrėti, kas jisai toks ir tada su juo šnekėtis. Nes mano mintis buvo tokia, kad galų gale gal kaip ūkininkas bent prisidėtų prie to kelio, duodamas savo traktoriaus priekabą, traktorių savo, aš tada nuperku gruzo, žvyro ar dar kokio nors velnio, o jisai duoda techniką. Tai va, žiūrėsiu, nežinau, ieškosiu sprendimo, nes iš po paskutinio karto tikrai visokių minčių buvo, galvojau, čiortų man čia nebereikdavo, aš parduodu ir kažką tai susirasiu su keliu, bet pradėjau galvoti, jeigu bus su keliu, bus kažkur tai arti gyvenvietės, tada bus kaina visai kita ir visa kita. Tai, žodžiu, lieku prie to pačio kol kas, o paskui kaip Dievas duos. Taigi, važiuojam toliau. Na, šiandien lauke šilumos ir džiaugsmo daug nėra, bet situacija yra tokia, kad tai yra pirmoji bala, kurią man reiktų susitvarkyti. Tai mintis yra kokia. Čia matos, kažkas tai buvo kasęs prakaisęs, tai vėl paimti, prasikasti tik iš šono ir įsidėti gofrą, kurią atsivežiau. Tai yra tą drenažinį vamzdį. Čia panašu, kad čia kelios vietos buvo perkastos, kur tas vanduo pastoviai laikosi. Su tokia sraigė ant stogo atvažiavau iki čia, bet šiandien žiauriai šalta, vėjas pučia, bet kažkaip tai kažką tai pasidarysiu. Gal tikiuosi, kad biški tas vėjas praeis, čia gal ant kalno tiesiog taip. Nes dar iki sodybos nedavažiavau, tai po truputį tiesiog bandysiu kapstytis, jeigu išeis. Šiaip žemė neatrodo, kad būtų šalus, tiesiog šiąnakt biški buvo arti nulio, tai ant balos tiesiog užsidėjęs ledukas. Tai žiūrėsiu, kas čia man gausis.
truputuką primo vėjas. Ar šiaip šilta pasidarė, bet dirbant. Tai vat ką pasidariau. Tai dabar išsikasiau tokį T formos griovį. Iš tikrųjų reiks dar biškį tenai žemyn pasikast, nes ten yra nuolydis, kad tas vanduo tiesiog ten važiuotų į laukus. Tai dabar kol kas čia po truputį tą palajau, čia kokių 20 cm nusėdo. Tai palieku čia. Tegul čia juda. Ir važiuosiu prie sekančias. Čia kai biški vanduo nusileis, tada važiuoju dar iki sodybos, pasimsiu guminius. Čia su darbiniais batais paskęsiu ir tada bandysiu dar toliau kapstytis. Ir čia tos žemės, kur sukasiau, iš tikrųjų supyliau į tas vėžes, tai tas molis, jisai sudžius. Vis tiek bus gal kažkas tai geriau. O paskui nežinau, žiūrėsiu. Reikia iš tikrųjų ieškoti skaldos, ieškoti žvyrą ir čia tos bandyti užsipilinėti. Nu, vieną balą praskypinau, nes ten jinai tokia posausė, bent jau šiuo metu. Ir čia vat yra pagrindinė ant užkilimo bala, kuri čia iš tikrųjų žiemą vasarą nedžiūsta ir visą laiką stovi, nes čia nuo tų kalniukų suvažiuoja tirpstantis vanduo ir visa kita. Ir čia tokia loma ir paskui vėl kyla aukštyn. Tai nežinau iš tikrųjų kokį čia rasti padorų sprendimą. Čia vat bebrų nučiuožinėtas yra krantas. Tai galvoju gal tiesiog va čia va tą pakraštį bandyti nusikasti. Ir tas vanduo natūraliai nueitų į tą melioracijos griovį. Aš čia palei popierius ne griovys, o upeliukas. Na va, vandenėlis nuo kalniukų kaip eina gražiai. Tiesiai į melioracijos griovį. Ten dabar dar prasiplausau taką. Natūraliai, su natūraliu nuolydžiu visas tas vandenukas suvažiuos. Tai nežinau, reikia kažkaip dar tas vanduo nusės. Varau iki namuko, pasimsiu guminius ir čia vis tiek reikės bet kokiu atveju vis tiek dar pasikapstyti, kad į gylį, kad įleisti tą kofrą. Kad tas vanduo čia pastoviai nubėginėtų ir kad jis nestovėtų. Tai džiugu, kad bent jau rezultatas yra jau tiesiai į melioraciją gražiai visas tas ir nubėgo. Paskui dėsiu kofrą, vėlieną užmesiu. Bent jau čia ant to šlaito, paskui žolėm vis tiek užaugs. Paskui tenai reikės, nežinau, ar ten žvyro kažko tai prisivežti. Na, konceptas yra daugmaž toks. Įkišau gofrą. Čia ką buvau išrausęs, tai užkasiau ir tą galą paleidau į melioracijos prūdą. Tai nežinau, važiuosiu dabar iki sodybos, ten grūzą dar turiu. Atsivešiu jau čia ir kažkiek tai papilsiu, aišku, čia į tas žemės čia visas tas grūzas susmegs, o paskui nežinau, žiūrėsiu. Svarbu, kad dabar tą vamzdį biškį į tą gruntą sukišti, kad jis čia nemataruotų be reikalo. Paskui nežinau, žiūrėsiu. Šiandien tai turbūt nei skaldos, nei kažkur nieko negausiu, bet grįšiu ten atgal prie nos balos. Reikia dabar dar tą likusį vamzdį susikišti mašiną, kad galima būtų panaudoti tenai. Tai vat, kol kas tokia situacija. Sugalvojau savo vieną pramogą atsipalaidavimui ir poilsiui. Aba! Smagu prisiminti vaikystę ir pakabaliuoti tiesiog ant medžio.
Tai va, galbūt ant šito medžio pavyktų supinę pasidaryti. Tik tai reiktų kažką tai gudriau sugalvoti. Bet vis tiek smagu. Aba. Taigi, žodžiu, reiktų tęsti darbus. Bet toks fainas oras. Parskridusios gervės. Ten. Visur aplinkui ratu jos čia klegena. Paukštukai medžiuose čiulba. Kažkaip taip. Pavalgiau ką tik pietus. Išgėriau arbatėlės. Kažkaip iš vis lafa. Iš tikrųjų dabar, kai pagalvoju, sodybai yra pats geriausias metas. Nepuola jokie vabalai, mašalai, mušalai ir visa kita. Tylu, ramu. Aplinkui ūkininkai laukų nedirba. Kažkaip gražu, ramu, tylu ir gera. Dėl to aš ir dievinu šitą vienkiemį. Darbo dar davelne, reikalų čia davelne, bet šiandien užtat lafa. Ką, gana turbūt čia žaist. Reikia eit kažką tai veikt. Ten savo vaga eina vandenėlis teka iš balos. Tai vat, gal reiktų biškį šitą kampą apsitvarkyt, tos rastus susitempti ten į krūvą. Laukas gražiai atauginėja po pramogų praeitą kartą. Beje, iš ugniagesių gavau kelis skambučius, iš tikrųjų irgi. Jie čia buvo atvažiavę ir į vietą, apsižiūrėt, ką aš čia prisidirbau. Tai, žodžiu, ugniagesiai davė įspėjimą, kadangi nebuvo sukeltas pavojus turtui, žmonėms, kadangi 3 beveik ketvirtadalius gaisrą užsigesinam patys ir ugniagesiai tik tai atvažiavo pabaigt padėti užgesint, tai realiai tuom viskas ir pasibaigė. Tai va, bet šiaip su tuo reikalu tai nėra čia labai smagu, iš tikrųjų susidūriau pirmą kartą, bet visą laiką viskam būna pirmas kartas. Na, šiandien, nežinau, iš tikrųjų pavariau čia va visą krūvą visokio metalo, prisitraukiau iš visų pakampių, kur velniai žino, kas ir kur. Nusiardžiau dalį ūkinio, iš tikrųjų šiferio, ten krūva sulaužyta. Čia krūva sveikų. Jeigu kartais kam nors reikia šiferio, sveikų lapų, ar savo aukinuko, ar ką, iš tikrųjų gali duoti žinot, užsikabinu priekabą, galiu į vietą atvežti Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių rajonai. Galiu susikrauti, susidėti. To šiferio dar čia bus ir bus iš tikrųjų. Čia vat, tą kampą irgi. Čia buvo davelne auglių, tai buvau palikęs va tokius va kelmus, tai ką ėjo išsipjauti, tą išsipjojau, tik tai, kad palei žemę kaip jaunu, tai tas pjūklas mano jau atšipo, tai reiks garaže pasigalast kitam kartai.
Oi, iš tikrųjų, šiandien einu, jau žiūrėjau, 10 000 virš žingsnių praėjau. Tai pirmyn atgal. Čia va, šitą visą šabakštyną irgi, kiek galėjau, tos plonesnius prasėjau. Čia visą tą dumblyną irgi va, pilna tų rastukų reikia. Jau reikia talkos iš tikrųjų, nes pjaunu, visko daugėja. Čia va, tas šiukšlynas visas nusipjauna, tai visas tas turtas, kas buvo sutempta, viskas iš tikrųjų pasimato. Čia aplink tuliką šiandien dar pjaut. Tos brūzgynus pradėjau. Nežinau, kas čia tokie, nu, čia tai žinau, čia alyva, bet tie va tokie va. Čia irgi, kai dėjau, tai tie va visi atsidarė, visi plotai atsivėrė. Iš tikrųjų, dar čia davelne yra slyvų, bet jau šiandien nebeturiu, jeigu jau nusikaliau kai šuo. Tai reikia pasigaląsti pjūklą ir dar visą šitą vat pakraštį iki čia vat dar davažiuoti, išpjauti tos slyvukus, o čia tos medžius praretint. Čia nežinau, kas čia tokie, aš ne miškininkas, bet mačiau, kad jau žydi. Čia gal tie, nežinau, kaip jie vadinasi. Žodžiu, jau pumpurai ant saulutės sproksta. Tai va, čia kiek buvo mano šakų, tai irgi tempiu jau viską į vieną krūvą. Reiks kokį savaitgalį. Užkurčiau šiandien, bet iš tikrųjų vėjas didelis vėl užpūsi į žolynus. Ta dar va čia krūva liko, tą krūvą čia susitvarkiau, viską susitempiau. Tai reikia pasigaląsti diską ir o tos va visus slyvus čia palei prūdą irgi iki pat žemės nuvaryti. Nudrožti, sulyginti. Čia į krūvą susimest prie tų šakų. Ir iš tikrųjų dar reikia alksnis, va greičiausiai taip vadinasi, ar kažkaip tai kitaip tie medžiai, nudzin. Ir reikia iš tikrųjų dar čia vat praeiti, bam, visą tą pakrantę. Irgi išpjauti visus tos kemsynus. Iš tikrųjų šiukšlių. Dieve, aš neįsivaizduoju, kaip žmonės taip galėjo gyventi apsišikę. Iš tikrųjų, pilnika pakampiai. Visur prikrauta visokių šiukšlių. Tai aš irgi tempiu po truputį viską link namuko, kad galima būtų susirinktas visus metalus. Sakiau, metalus sukrausiu į vieną krūvą, paskui atvaryti su priekaba, susikrauti ir nuvežti metalo lomą priduot. Ten aišku, šūdą nieko tai negausi už tas puvenas, griuvenas, bet tai bent jau jos neišeis kažkur tai į gamtą, o gal kažkur bus panaudota. Nes šiukšlių tai va, visur pilni pakampiai, iš tikrųjų visokių kibirų prirūdijusi, visokio chlamo. Bet čia vat samanom apaugę, kiek čia šiferiai yra, kiek čia tos medienos, ruberoidai ir visokio kitokio velnio. Tai iš tikrųjų, nežinau, jaučiu šiandienai čia užteks, dar noriu pasimti porą kibirų grūzo, nuvaryti ant biškį tą drenažinį vamzdį. Mašina irgi užsikuriu telefoną, blemba, nepasiėmiau kroviklio. Tai irgi tai skambina, tai rašo, tai nors ir savaitgalis, bet vis tiek darbai vyksta. Tai vat tų prakeiktų bigudukų pilna visur. Tai va, tai manau, kad šiam kartui užteks. Jeigu patiko šis video, ar patinka šitą idėją, ką aš čia darau, tai uždėkit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais, pasidalinkit savo patirtim. O jeigu norit, galim organizuoti talką, norit išsikraut, norit pabūt gamtoj. Nežinau, ar girdisi, bet
Visur aplinkui yra parskridusios gervės. Čia po laukus vaikšto, vat, girdisi kaip klykia. Ieško savo moteriškių. Dės kiaušinius, prasidėjęs yra poravimosi metas. Tai viskas, susitiksim kitam video.